Mitsubishi Electric inovatyvus oras šilumos siurbliai EcoDush šiluma. Darbo ir laisvalaikio drabužiai D&D Talis. Darbui, namams, draugams. Silrock silikatiniai blokeliai. Stovės ilgai. Labas rytas, vėl šeštadienis ir vėl su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Galbūt praėjusį savaitgalį šventėte kur nors gamtoje, arba galbūt buvote ten, kur arčiau gamtos trūksta centralizuotų nuotekų valymo tinklų, bet yra didelis objektas, kuriame norisi turėti ir gerą malonę aplinką. Na, o žiūrėkime, jeigu giliau, tai tada reikia, kad ir nuotekos būtų išvalytos be priekaištų. Ką daryti, kai objektas didelis, o nuotekų valymo tinklų nėra, tuomet gelbėjo biologiniai valymų įrenginiai. Dažnai mes apie juos pasakojame kaip skirtus vienam nedideliam namui arba vienam namų ūkiui, tačiau jeigu objektas didesnis, išeitis irgi yra. Naujos kartos nuotekų valymo technologija leidžia efektyviai sumažinti azoto ir fosforo kiekį nuotekose. Ir paprastutės nuotekų duobės, kurias reikia reguliariai išsiurbti, jau tikrai tampa istorija. Tačiau šis mūsų laidos reportažas ne apie istoriją, o apie dabartį ir ateitį. Mes dažniausiai pasakojame apie individualių namų gyventojus, kurie neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Tada lieka vienintelė civilizuota alternatyva – biologiniai nuotekų valymo įrenginiai. Tačiau jei kalbėtume ne apie namą ar vieną namų ūkį, kuriame būtų kokie 4 ar 6 statistiniai gyventojai, o apie didesnę bendruomenę, kolektyvą, pastatą ar net gyvenvietę. Bet gaminami ir ženkliai didesni nuotekų valymo įrenginiai, kaip pavyzdys iki 100, 150 ar netgi dar didesni nuotekų valymo įrenginiai. Ne? Tai reiškia, kad tokius nuotekų valymo įrenginius galima montuoti prie gyvenviečių, prie gamybinių ar panašiai patalpų. Jie yra ilgaamžiai, jie yra patvarūs, jie yra efektyvūs. Jeigu mėgstate skaičius, pasakysime, kad mažiausias šio gamintojo įrenginys skirtas 2-4 asmenų būstui. Per dieną jis gali išvalyti apie 600 litrų nuotekų. Įrenginiai skirti iki 50 žmonių per dieną susitvarko su daugiau nei 7 kubiniais metrais nuotekų. Bet jei reikia, gamintojas jums pasiūlys ir dar didesnį įrenginį. Didelių ar mažesnių nuotekų valymo įrenginių išvalymo parametrai jie iš esmės yra labai artimi, bet vėlgi tai reikia žinoti, kuo didesnis nuotekų valymo įrenginys, tuo jisai lengviau susitvarko ir su tom pačiom nuotekom atitekančiom. Ir tuo jisai rezultatai yra išvalymo, žinoma, yra aukštesni. Įrenginys juk gyvens savo požeminį gyvenimą, tai jos spalva ar forma ypatingos įtakos jūsų sprendimui tikrai neturi. Tačiau juk tokį didelį įrenginį veiks kur kas didesnis išorės spaudimas. Todėl konstrukcijos tvirtumui gamintojai skyrė ypatingą dėmesį. Didieji nuotekų valymo įrenginiai, jie yra kitokių principų armuojami. Jie būtent yra armuojami šachmatiniu principu. Nes vėlgi gniuždymas pačio įrenginį yra visiškai kitoks, jis yra ženkliai stipresnis nei mažojo nuotekų valymo įrenginio. Ir norint, kad pats produktas stovėtų ne metus, ne 2, o ne 1 dešimtmetį, tai reikia labai atsakingai išskaičiuoti tvirtumo briaunas, tam, kad įrenginys nebūtų deformuojamas gruntas. Tai šiuo atveju mes pasirinkome šachmatinį tvirtinimo būdą ir tikrai matome, kad įrenginiai stovi grunte tvirtai, jie nesideformuoja, taip kad tikėtina, kad jie stovės tikrai ne 1 dešimtmetį pas klientus kieme ir tarnaus atliks savo darbo užduotį. Galima būtų pajuokauti, jog jeigu turite kastuvą su varikliuku, galite ir patys išsikasti didesnę, gerokai didesnę duobę. Ir sumontuoti, kad ir patį didžiausią valymo įrenginį, bet gal nevarkite. Būna įvairių atvejų. Iš tiesų esam turėję taip, kad ir klientai patys bandė susimontuoti, bet jie nenumato tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, tekančių grunto plovūnų, ten ar aukštų gruntinių vandenų. Ne? Tai tokiais atvejais, kai susiduria, tada skambina mum ir stengiamės padėti, bet iš esmės tai visą laiką turėtų atlikti darbą specialistai, taip kad nes vėlgi reikia žinoti ir įtekėjimo aukščius įsiskaičiuoti, ištekėjimo aukščius, taipogi kur padėti tokių iš didelių nuotekų valymo
valymo įrenginių išvalytą techninį vandenį, ne? Tai ko gero, kad jau neužteks ten, sakykime, ten eilinių 2 metrų skersmens ar panašiai infiltracinių žiedų. Čia reikia labai atsakingai tokius dalykus vertinti, taip kad visada, ko gero, būtų geriau, kad specialistai atliktų nuotekų valymo įrenginių montavimo darbus. Pačiam nuotekų valymo įrenginiui teoriškai būtų galima daug duoti didelę garantiją, tai yra ten 30 ar 50 metų, bet tai tiesiog yra neišmintinga. Tai vėlgi, kaip ir mažiems, taip ir dideliems nuotekų valymo įrenginiams yra suteikiama 10 metų garantija. Taip, tai yra didelis laiko tarpas, o tikėtina, kad, kaip ir minėjau, jis tikrai ne vieną dešimtmetį galbūt galės tarnauti klientams. Toks gaminys suteikia galimybę tvariai nuotekų valymą žvelgti ir tiems, kam būtina valyti didesnį nuotekų kiekį ir kas neturi vilties, jog artimiausiais metais iki jų objekto atkeliaus centralizuoti nuotekų valymo tinklai. Kitas mūsų laidos reportažas irgi apie technologijas, tikiu ne apie nuotekas, o apie tai, kas mums sukuria komfortišką aplinką bet kuriuo metų laiku, bet kokiame objekte. Įvairios kovinės sporto šakos Lietuvoje tikrai turi šlovingą istoriją. Pirmasis olimpinis čempionas lietuvis būtent boksininkas. Karatė meistrai iš pasaulio čempionatų jau ne vieną dešimtmetį parveža tauriausių apdovanojimų. Kickboksas, muay thai ir panašios kovinio sporto atmainos tikrai turi daug gerbėjų. Kodėl mes apie visą tai kalbame? Nes pergalės neateina be treniruočių. O treniruotėse, kaip ir varžybose, reikia įrangos ir inventoriaus. O kaip gyvena smulkaus verslo atstovai, kurie prisideda prie būsimų pergalių? Esam specializuota kovinio sporto parduotuvė, būtent specializuojamės visų kovos menų inventorium, ir pirštinės, šalmai, kimono, karatai įvairiem, ne tik tai karate, bet ir dziudo. Turim taekwondo kimono, turim ir lazdų, kur, pavyzdžiui, kas ušų treniruojasi, aikido, tai irgi jiem turim šitų prekių. Taip pat bokso maišai, kickbokso, muay thai maišai, ilgi, dideli, įvairiausių formų. Taip pat prekiaujam letenomis, makivarais ir, aišku, bokso pirštinėmis, apsaugomis. Turim keletą variantų lygių, ta prasme pradedantiesiems, pigesni variantai, jau kurie profesionaliai sportuoja, tada žymiai saugesni, nes ten automatiškai ir smūgiai stipresni ir turi tos apsaugos saugot žmogų. Kuo geresnės tos pirštinės apsaugos, pačio sportininko pasitikėjimas savimi yra kitas. Sveikata svarbi sportininkams, o kokiomis sąlygomis dirba įrangos ir inventoriaus pardavėjai? Kovinis sportas yra tik pavyzdys, nes veiklos sritys gali būti labai įvairios. Vieną dieną šilta, kitą dieną šalta ir dar oro gali trūkti ir taip toliau. Aišku, garažai atidaryti vasaros metu, bet mes turime oficinės patalpas, kuriuose, kaip žinome, dirba žmonės, gal sakykime, daugiau prie potperių arba telefonu, tai jiem norisi to komforto dar didesnio, kadangi yra sėdimas darbas prie kompiuterio ir, aišku, prakaituoti nelabai norisi ofise. Tai labai svarbu tiek žiemą, tiek vasarą turėti normalią, komfortišką temperatūrą. Tai tas mažasis smulkusis verslas, jie dažniausiai neturi kažkokių gigantiškų patalpų, tos patalpos yra nedidukės, gali būti 100, 200, gal 300 kvadratų, priklausomai ar ten kokios prekės ir taip toliau, bet kas svarbiausia, kad visas patalpas reikia, kaip minėjau, ir šildyti, ir vėsinti. Oras šilumos siurbliai yra nuostabus sprendimas tokiam patalpam. Tai vienas dalykas, kad jisai greitai instaliuojasi, susimontuoja, tikrai labai greitai. Antras dalykas, kad jisai gali būti, kaip sakau, pats pastatas, naujas, senas, renovuotas, pusiau renovuotas, nedar renovuotas ir taip toliau, gali būti visokiausių varžų. Tai oras, kaip ir, sakau, toks yra svieto lygintojas arba toks įrenginys, kuris tas visas klaidas, sakykime, statybos dalinai išlygina ir jeigu mes turime, kaip pavyzdys, sandėlį, ten mums reikia, kad neužšaltų prekės arba prekėse kažkokios, tai turėti tam tikrą temperatūrą, tai oras yra nuostabus, kad mes greitai jį sumontuojam ir palaikom tą temperatūrą. Kas liečia ofisą, vėlgi, mes galim turėti atskiruose kabinetose atskiras patalpas, kadangi gali būti, kaip žinome, keli vidiniai įrenginiai, gali būti vienas išorinis, tai reiškia ten gal kur
buhalterijoje vienokią temperatūrą turim, tai ar ten vadybininkai kitą temperatūrą nori palaikyti, tai šitą viską galim daryti. Ir aišku, kaip žinome, saulė sukasi tiek žiemą, tiek vasarą ir tas temperatūra irgi keičiasi patalpose. Tai oras yra tikrai nuostabus sprendimas ir dar kas yra su oras, jeigu mes imam jau tą geresnį vidinį įrenginį, kuris mato žmogų, tai reiškia, jisai nepučia į žmogų, nors ir kabinete gal sėdi 5, 6 ar ten 3 vadybininkai ir jie aišku nesusiderins, kuriam reikia aukštesnės, mažesnės temperatūros, o jeigu įrenginys šalia vieno, tai jam bus šalta, o kitam bus per karšta. Nu tai, kad to nebūtų, yra IC sensorius, kuris padalina visus žmonės, kitaip tariant, jų norus ir iškerpa juos ir visiems duoda vienodą temperatūrą. Kuo daugiau, kuo skirtingos patalpos, tuo reikalavimai yra skirtingesni. Tai ten, kur gal veterinarija ar ten šunų prieglauda, tai bus tam tikrų kvapų, ten bus plaukų, ten bus vienokios dulkės. Kur mes ten apdirbam gal kokį akmenį ar metalą ar medieną, ten bus kitokios dulkės. Tai visom šitom patalpom oras yra nuostabus dalykas. Kitas gali būti sporto salė, gali būti aktų salė, gali būti žaidimų salė. Ir visom šitom patalpom tikrai mes turime skirtingus įrenginius, kurie mums palaikys norimą temperatūrą tiek žiemą, tiek vasarą. Tikrai labai efektyviai, taupiai, nes kadangi vis tiek praktiškai visą tik dieną būnu, vakare nebūnu arba savaitgalį nebūnu, tai tikrai labai taupiai, susireguliuoji, tai šilta pakankamai. Tikrai ir greit iššyla. Tarkim, savaitgalį palieki minimumą, pirmadienį ateini, ten valanda ir vis prišyla. Ir tikrai labai ekonomiškai dirba. Priklausomai, kur kas kiek moka už elektrą, vėl yra niuansų, bet jeigu tą vidutinę kainą paėmus, tai tikrai galima įsimokėti ir tikrai nesudaro labai jau didelių kaštų tas šildymas. Ir tikrai komfortiškai pasidarau, nes geriau komfortiškai negu po to ten sergi ir brangiau vaistai kainuoja. Prisiminkime, kad tokie įrenginiai turi ir šiuolaikiškas filtravimo sistemas, todėl užtikrinama ne tik pasirinkta oro temperatūra, tačiau užkertamas kelias virusų bei bakterijų plitimui, palaikoma reikalinga oro drėgmė, o visas šis derinys vadinamas komfortišku mikroklimatu. Ir čempionams, ir ne tik jiems. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperjunkite kanalo, mes netrukus pas jūs sugrįšime. Mitsubishi Electric inovatyvus oras šilumos siurbliai Eko2 šiluma. Darbo ir laisvalaikio drabužiai D&D Talis. Darbui, namams, draugams. Silrock silikatiniai blokeliai. Stovės ilgai. Mitsubishi Electric inovatyvus oras šilumos siurbliai Eko2 šiluma. Darbo ir laisvalaikio drabužiai D&D Talis. Darbui, namams, draugams. Silrock silikatiniai blokeliai. Stovės ilgai. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir dabar mes tęsime testų bei bandymų epopėją. Norime papasakoti apie statybose dažnai sutinkamas putas, kurios iš pirmo žvilgsnio yra vienodos, o ko jos realybėje skiriasi, dabar jūs ir pamatysite. Statybininkams profesionalams ar meistrams mėgėjams dažnai tenka atsakyti klausimą, kai reikia konkrečios prekės. Ką pirkti? Šio mūsų reportažo žvaigždės bus montavimo putos. Taip, tos pačios, kurių funkcija pakankamai konkreti, o prekybos vietose galima rasti įvairių gamintojų produkcijos. Montavimo putos parduotuvėse atrodo panašiai, skiriasi tik balionėlio dizainas ir kaina. Tačiau ar visada viduje esantis turinys yra identiškas? Kokios jo savybės? Ar patogu ir lengva su juo dirbti? Ar jis neišklaipys langų ar durų rėmų? Todėl norėtume parodyti, ką svarbu žinoti apie montavimo putas. Kad išliktume daugiau ar mažiau neutralūs, testui pasirinkome 5 gaminius. Pradėkime nuo svėrimo. 750 ml talpos balionėliai sveria panašiai tiek pat. Pažiūrėkime, kaip šioms putoms pavyks įveikti identišką iššūkį. Užpildyti 8 cm dydžio tarpus. Vertinsime ne tik išeigą, bet ir naudojimo patogumą, medžiagos stabilumą, džiūvimo laiką ir be abejo funkcionalumą.
Kaip minėjau, svoris šiek tiek gali skirtis, kadangi skirtingi gamintojai, skirtingos formulės. Kai skirtumas 10, 20, 30 gramų, tai skaitysim, tai yra vienodo pripilimo putos. Iš tiesų, parduotuvėje visi putų balionėliai atrodo panašiai. Skiriasi kaina, skiriasi dizainas, o kuo turinys, kurie skiriasi, sakykime, neišmanančiam žmogui sudėtinga yra suprasti. Bandysim šiandien tą parodyti. Putos sustingsta gan greitai. Sakykime, mūsų putos sustingsta per 22 minutės, kai kurios galbūt 30, kai kurios 40, bet iš esmės greitai. Bet putos dar maždaug parą, 2 paras gali kažkiek tai judėti. Vienas putas būna kažkiek dar traukiasi, kitos kažkiek tai plečiasi. Ir tas yra blogai. Jeigu jos traukiasi, gali mikroplyšys atsirasti. Jeigu jos plečiasi, gali konstrukcija išlenkti. Putos turi būti sustingusios stabilios. Tai tą pamatysime jau rytoj. Kita statybų gido laida bus lygiai po savaitės, tad nebijokite. Mes džiūvimo laiką paliksime už kadro. Bet kad ilgai negaištume, keliaujame į realių bandymų vietą. Taip, įmame antrą bandymą. Nukrito jau vieną. Labai sunku valdyti šitą putą. Labai stiprus spaudimas ir kartais šiek tiek stipriau paspauni, tai tiesiog šauna. Tai va, kaip sakant, šito parduotuvėje nepamatysi, tą gali tik pajausti, purkšdamas. Viskas. Ketvirtas. Labai aplipo pistoletas. Ketvirtas numeris labai blogai. Absoliučiai puta neprognozuojama ir ypatingai sunku užpildyti tą plyšį. Aš nežinau, ar kamera perteikė šitą, bet, sakykime, pirmas variantas buvo lengviausia pūsti, ketvirtas variantas ypač sudėtinga. Nes kažkaip, jeigu šiek tiek daugiau nuspausčiau, užkart šautų, didelė srovė, viską išplaktų man čia. Jeigu būčiau profesionalas, kuris dažnai naudoja putas, tai ketvirtą numerį iš karto atmesčiau, nes tiesiog neįmanoma dirbti. Pavadinčiau kančia. Na, kaip ir baigėsi jau. Čia jau dujos eina, jau nebe putas. Ir paskutinis bandinys – Insola Windows and Doors. Pirmasis testo etapas baigtas. 8 cm pločio ertmės pabandytos užpildyti. Kokie meistro Arūno įspūdžiai? Išpūtėme 5 pavyzdžius. Maloniausia buvo dirbti su pirmu ir su paskutiniu bandiniais. Kaip matote, išeiga labai skirtinga. Jeigu čia gavosi 4, 5 išdribo, čia gavosi 3,5, bet ta pusė vėlgi dalis išdribo. Kaip sakiau, plyšys yra didelis, ne visos putos atlaiko. Trečias bandinys vėlgi 3, ketvirtas išdribo. Su ketvirtu tikrai neįčiau dirbti, niekada daugiau. Buvo labai sunku, neprognozuojama puta visiškai. Labai sudėtinga buvo dirbti ir be to jos mažiausiai gavosi. Na ir paskutinė eilė vis tik išdribo. Išdribo dalis ir antros, dalis liko. Daugiausia, kaip matote, gavosi Insola Windows and Doors. Jeigu parduotuvėje to pačio pripilimo putos, jos iš tikrųjų kainuoja panašiai. Ten būna pusės euro, galbūt euro skirtumas gali būti. Bet jeigu paskaičiuoti, kiek iš vieno balionėlio išpūti, tai matomai vis tik paskutinių bandinių labiausiai apsimokėtų dirbti. Antrą eksperimento dieną mes grįžtame į tą patį bandymų poligoną. Pasižiūrėkime, kaip laikosi putos, ar stabilios yra 8 cm tarpų konstrukcijos. Ir galim pasižiūrėti rezultatus vakarykščių bandymų. Pirma, ko mes vakar neužfiksavome, tai stingimo laiko. Mums tiesiog neleidžia laidos laikas, pakankamai ilgai užtruktų. Tik tai paminėsiu, kad mūsų produktas Insola Windows and Doors sustingsta per 22 minutės ir tikrai nedaugelis putų gali pasigirti tokiu greitu sustingimu.
Šiandien pažiūrėsim pradžiai vizualiai, kaip atrodo. Pirmas bandinys, antras ir trečias, matot, gerokai daugiau išlindę yra iš mūsų rėmų. Ketvirtas ir penktas bandiniai žymiai mažiau išlindę. Reiškia, šitos dvi putos žymiai mažiau plečiasi negu pirma, antra, trečia. Nežiūrint to, kad ketvirtas numeris dirbo neprognozuojamai, labai sudėtinga su juo dirbti, bet antrinis išsiplėtimas tikrai nėra didelis. Tikiuosi, kamera perduoda pirmo ir trečio bandinių putos ant kiek išlankstė konstrukcijos. Čia tokie pilvai atsirado. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad su tokiomis putomis negalima montuoti langų arba durų, nes lygiai taip pat gali jums išlankstyti ir lango arba durų pačią konstrukciją. Sustingusių putų savybės bus svarbios ne vienerius metus. Tad pažiūrėkime, kaip iš tiesų atrodo 5 gaminiai, ką būsimo namo šeimininkui gali užtikrinti ši produkcija. Sustingusių putų struktūra turi būti smulkiai porėta ir vienalytė. Kuo jinai smulkesnė, kuo jinai mažiau turi tokių burbulų, kiaurymių, tuo jinai geriau sulaiko šilumą. Tai pirmą variantą įvardinčiau 5-balėj sistemoje, nežinau, 3/4. Antras variantas lygiai išlankstė ir mažiau, bet struktūra iš tikrųjų 2, nedaugiau. 5-balėj sistemai, matot, vienas kiaurymės. Trečias variantas labai stipriai išlankstė konstrukcija, bet struktūra, vėlgi, gal 4 galėtų būti. Ketvirtas variantas pūtėsi labai sunkiai, konstrukcijos neišlankstė, bet viduj matote, čia vieneto gaila būtų duoti už tokią struktūrą, labai blogai čia yra. Blogiau turbūt nebūna. Ir Insola Windows and Doors, kaip matote, struktūra visur vienalytė, be kažkokių tai kiaurymių, tai įvertinčiau 5. Montavimo putos kiekviename statybinėme objekte būtina prekė. Ir turbūt iš jos naivu tikėtis kažkokių stebuklų. Tiesiog norisi ir reikia, kad jos atliktų tą funkciją, kurią ir yra sukurtos. Bet kaip parodė šis eksperimentas, vienodi putų balionėliai slepia skirtingą išeigą, nevienodas savybės, o rezultatas vienais atvejais džiugina, o kitais dėja gali skaudžiai nuvilti. Dėkoju uždėmesi visiems, kad žiūrėjote šią statybų gido laidą. Kitą šeštadienį 9:30 su jumis vėl pasimatysime. Visas laidas galite rasti tv3play.lt platformoje ir be abejo mūsų laidos YouTube paskyroje. Gero savaitgalio ir iki pasimatymo lygiai po 7 dienų.